tiesia nugara, krūtinkauliai į priekį, viršugalvį į viršų, smakrės švelniai įtrauktos, pagurklis toks lengvas atsiranda. Jaučiam, kaip stuburas tempiasi į viršų. Rankos atpalaiduotos, delnai gali būti ant kelių arba žemiau kelio ant šlaunų, tada tik krūtinė labiau atsiveria. Nieko neįtempiam, kvėpuojam. Kvėpuojam pilvu, pilvas atsipalaiduoja. Ir pastebėkit šitą tokį taisyklingą sėdėjimas šitas, ar galėtume tai būti ir būti. Atpalaiduojam apatinį žandikaulį. Atpalaiduojam pilvą. Atpalaiduojam veidą. Pastebėkit savo kūną. Į kur pirmiausia nukrypsta dėmesys? Ką pirmiausia pastebim savo kūną? Kurios kūno vietos? Kas tose kūno vietose jaučiasi? Ir viską, ką pastebim, iš pradžių iškvepiam, tada giliai įkvepiam ir iškvepiam. Po truputį sugrįžtam, atsimerkiam. Pradėsim nuo tokio išsijudinimo į šonus, kaip laikrodukai pasibuojam. Kūnas tiesus, tik tai kaip švytuoklė į šonus. Sėdim kūlėje buvo ant žemės, galima sėdėti su kryžiuotom kojom, galima ištiestom sėdėti. Lotose, jeigu taip patogiau, kvėpuojam. Ir jeigu jau tai pakankamai kūnas leidžia nusileisti, tai rankom galima atsiremti. Kvėpuojam. Krūtinkaulis į priekį visą laiką patemptas. Visada tiesi nugara. Tempa savo. Gerai, po truputį grįžtam į centrą. Ir pradedam ratus sukti. Taip leidžiamės per vieną pusę, kylam per kitą. Irgi savo tempu su iškvėpimu. Leidžiamės, su įkvėpimu kylam. Nugara tiesi, žiūrim žemyn į grindis, taip, kad išjudint klubus, išjudint kirkšnies, dubenį. Kvėpuojam. Dėmesys kūne. Apatinis žandikaulis atpalaiduotas, neįtempam žandikaulį. Paskutinį ratą iš šitą pusę ir kai nusileidžiam žemyn, tada kylam per kitą pusę. Žemyn labiau krūtinę tempiam žemyn, ne kupra, neriečiamės ir kaktą žemyn, o labiau krūtinę. Gerai, po truputį grįžtam į centrą. Galim pečius užsukti, išjudinti. Sukvėpavim. Krūtinė atsiveria plačiai. Šilčiau? Man jau iškart kažkaip šilčiau darosi. Sukvėpavim. Nugara tiesiai.
Ir kitą pusę. Lygiai tas pats. Mentis bandom už nugaros. Pečius priešai save bandom suglaus. Ir mentis už nugaros. Gerai, atsipalaiduojam, sukabinam rankų pirštus, verčiam rankas per apačią ir tiesim rankas į priekį. Pečius žemyn, krūtinkaulį į priekį, viršugalvį į viršų ir taip tempiam rankas į priekį iš visų jėgų. Čia atpalaiduojam rankas, leidžiam įtampas iš rankų. Įkvepiam. Su iškvepimu pritraukiam delnus prie savęs, per viršų verčiam į priekį, irgi išverčiam, pečiai žemyn, krūtinkaulis į priekį, delnus kiek įmanoma išverčiam, pečių nekeliame, pečiai geriau nulysti, geriau rankos taip, bet pečiai nulysti. Įkvepiam, su iškvepimu išsikratom rankas, nusikratom. Dabar su dešinė ranka. Dešinė ranka taip stumiam į priekį, su kairė ranka suimam už rankos pirštų ir tempiam į save. Dešinė alkūnė tiesi, petys žemyn, krūtinkaulis į priekį, nugara tiesi ir tempiam iš visų jėgų į save pirštus. Turi atsirasti tempimas šitoj daly, riešė ir dilbė. Čia riešus truputį pramankštinam. Ir kai alkūnė ištiesta, tada didžiausias krūvis riešam tai tenka. Jaučiat nugarą? Tiesi, stipri. Įkvepiam, su iškvepimu atleidžiam, nusikratom, abu delnus galim išsikratyti. Kairę ranką vėl ištiesiam į priekį, suimam už pirštų, patempiam į save, pečiai žemyn, krūtinkaulis į priekį, tempiam, kvepuojam, alkūnė tiesi. Įkvepiam, su iškvepimu atleidžiam, vėl išsikratom, riešus išjudinam. Gerai, dabar dešinė ranka ant žemės. Taip neįsitveriam, taip švelniai tik taip padedam, prisilaikom. Kairę ranką su įkvepimu pakeliam į viršų, pasitempiam krūtinkaulis į priekį, apkabinam galvą savo ir tempiam galvą į kairę pusę. Tiek, kiek rankos svoris, specialiai nieko netraukiam, tik tiek, kiek rankas sveria. Krūtinkaulis į priekį, kairys petys atpalaiduotas, kvepuojam. Įkvepiam, su iškvepimu atleidžiam, tempiamą į kitą pusę. Dešinę ranką į viršų, išsitempiam tiek, kiek pasiekiam, apsikabinam galvą, švelniai palenkiam galvą tiek, kiek galvą. Kvepuojam. Kvepuojant juda pilvas. Įkvepiam, su iškvepimu atleidžiam galvą, jeigu reikia pečius nusikratyti, nusikratom. Suglaudžiam pėdas į drugelį. Prisitraukiam, kiek galim, užsikabinam už kojų pirštų ir švelniai paplasnuojam, skrendam. Leidžiam kojom nusvirti žemyn, nugara tiesi, sėdim kūlį ant žemės, klubus į priekį, stumam krūtinkaulį į priekį. Kvepuojam. Plasnuojam, 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 plasnuojam. Nesvarbu, kur esat, turėtų jaustis kirkšnis, vidinio šlaunų dalis. Jeigu nesijaučia, tai gali dar, vadinasi, kelių šiandien nuleisti. Gerai, grįžtam. Nustojam plasnuotas, skridam. Dabar suimam rankom už pėdų ir pabandom pėdas atversti kaip knygą. Tiek, kiek atsiverčia, nesvarbu kiek. Jeigu tik šiek tiek, viskas gerai. Čia yra čiurnam labiau šitas pratimas, kuo ankstesnis čiurnos, tuo lengviau atverst ir tuo labiau kojos keliai nusvyra žemyn. Tai nesvarbu, kiek atverčia, tada išmasažuojam. Su nykščiu išmasažuojam visas pėdas, taip kaip malonu, taip kaip norisi. Šitus pėdų linkius. Nugara tiesi, krūtinkaulis į priekį. Gerai, atleidžiam kojas, ištiesiam į priekį, išsikratom.
Sėdim ant sėdinkaulių, nugara tiesi, įkvepiam, pasitempiam šiek tiek į viršų, su iškvėpimu lenkiamės pirmyn, tiek kiek galim, tiesia nugara. Nugara yra tiesi, čia galite savo veidrodį matyti, krūtinė į priekį, pečiai žemyn, nesvarbu kiek pasilenkiat, judesys yra iš klubų, ne nugarą lenkiam, o iš klubų, taip tempiamas. Kvėpuojam, būnam, čia kojų pirštai žiūri į viršų, patemptos kojos. Įtampa užpakaliniai kojų dalykai. Ir jei nesijaučia įtampos, vadinasi, pasitempiam iš klubų dar šiek tiek ir dar milimetrą pasilenkiam. Kvėpuojam. Pastebėkit, kurios kūno vietos jaučiasi. Klubai, kojos, nugara, kas jaučiasi. Aha. Nugara. Tiesiog, kad ir kas jaučiasi, kvėpuojam tas kūno vietas. Jas įkvepiam, iš jų iškvepiam. Iškvepiam, tada įkvepiam, pasitempiam šiek tiek į priekį ir dar milimetrą pasilenkiam. Kojos įtemptos, visos kojos įtemptos, kojų pirštai patempti į viršų, nebent traukia mėšlungis. Jeigu mėšlungis traukia, pėdos atpalaiduotos tada. Prasitempam, leidžiam. Čia tas pats kaip lenktis žemyn, kai pėdos ant žemės ir mes pasikabinam lenkiamą žemyn, tai čia tas pats, tik tai, kad sėdint. Įkvepiam, su iškvepimu pasiekiam tam, kur pasiekiam, kojų pirštus, čiurnas arba blauzdas, pasitempiam priekį ir čia atsipalaiduojam. Galva atpalaiduota, nugara, tiesiog tik pėdas traukiam į save, jeigu pasiekiam. Lenkiamės irgi iš klubų. Jeigu norisi, gali keliai švelniai susilenkti, bet vis tiek tempiamės iš klubų ir bandom krūtinę ant kelių padėti. Gali keliai susilenkti, jeigu patogiau tai. Įkvepiam, iškvepiam, stumiam krūtinį į priekį su įkvepimu, tiesa nugarą atsitęsim, užsikratyt, galime išsijudinti visą laiką. Gerai, tai pradėsim šiandienos užsiėmimą nuo ugnies kvėpavimo, kad taip sušilti, užkurti ugnį, tada sveikinsim saulę. Tai staisom patogiai. Ugnies kvėpavimas yra, kai iškvėpimas yra aktyvus, toks. Aš čia greitai darau, galima lėčiau, bet žodžiu, kad įkvėpimas pasyvus, specialiai nieko nereikia įkvėpti, tik tai iškvėpti ir iškvėpiant pilvas įsitraukia, taip kaip dumplės. Aha. Kaip žinot, kad teisingai kvėpuojat, neuždūstat ir nereikia atsikvėpti. Jeigu reikia atsikvėpti, vadinasi, gal per lėtai, gal per greitai, žodžiu, reguliuojam savo tempą, kai kiti šalia kvėpuoja, tai gali būti sunku tą savo tempą pajausti, bet bandom save girdėti, o ne kitus. Nugara tiesi, pečiai nuleisti žemyn, darysim tą sunkesnį variantą, kai rankų pirštai sulenkti ir įstatyti čia, kur sąnarį šitą, kur pirštai su delnu jungiasi. Ne kumščiai, o pirštai su delnu, kur jungiasi. Nykštys į šalį, atloštas taip ir įtemptas, pirštai įtemptyvus, rankas pakeliam į viršų ir taip 45 laipsniais į šoną. Įstatom taip rankas patogiai. Jo, laikysim tiek, kiek galim, kvėpuosim ugnies kvėpavimu. Tai iš pradžių iškvepiam, tada giliai įkvepiam, iškvepiam, pasirašam, įkvepiam iki pusės ir pradėsim kvėpuoti.
Suglaudžiam nykščius, rankų pirštus ištiesiam į viršų, išskaičiam ir taip tempiamės nuo uodegikaulio iki rankų pirštų. Iš visų jėgų įkvėpimą laikom. Iškvepiam, šiek tiek atsipalaiduojam. Dar kartą įkvepiam. Išsitempiam iki dangaus, laikom įkvėpimo nuo uodegikaulio iki rankų pirštų. Aktyvi visa nugara, visos rankos. Kaip lienas. Iškvepiam. Paskutinį tokį. Įkvepiam. Išsitempiam iš visų jėgų. Dabar nuo kojų. Kiek kojos leidžia? Kojos įtemptos. Iškvėpsim per burną, rankas nuleisim per šonus. 3, 2, 1. Galim išsikratyti, išsijudinti. Gerai. Ir tada stojamės į kilimėlio priekį. Pradėsim nuo saulės pasveikinimo. Keli pirmi bus tokie lėtesni, paskui greičiau. Sušilat, šilčiau. Tai pėdos suglaustos, stojam kilimėlio priekyje, patogiai, rankos prie šonų, su įkvėpimu rankos į viršų, šiek tiek atsiložiam atgal. Su iškvėpimu tiesa nugarą iš klubų, leidžiame žemyn ir čia šiek tiek užsilaikom. Pasilenkiam žemyn, pasitempiam tiek, kiek įmanoma, kojos tiesios, rankom nebūtina pasiekti žemės. Įkvepiam, su iškvėpimu rankos ant žemės, jeigu reikia keliai sulenkti kairę koją, siunčiam atgal. Įtupstas kelias neišlenda už kojos pirštų, kairys kulnas tempiasi atgal labiau, dubenį žemyn, krūtinį į priekį, pasižiūrim priešai save. Kvapuojam. Klubai veikia. Įkvepiam. Delnai ant žemės, dešinę koją su iškvėpimu atgal, žemyn žiūrint šuo, palankstom kelius, prajudinam kojas. Visas svoris stumiam ant kojų. Pečius atpalaiduojam, dėmesys kūne. Gerai, pasistebam, keliai ant žemės, pėdas ištiesiam, nugarą išečiam, čia užlaikom šiek tiek, stumiamės nuo žemės. Pilvą leidžiam žemyn, nugara išsiriečia, krūtinkaulį į priekį, žiūrim priešai save. Įkvepiam, su iškvėpimu lenkiam alkūnės, dedam krūtinę ir smakrą ant žemės, užpakalis lieka ore. Alkūnės palei šonkaulius. Iškvepiam, su įkvėpimu šliaužiam į priekį ir kylam į kobrą. Bhujangāsana. Dubenį žemyn, krūtinkaulį į priekį, ant pečių nesukrentam, viršų galvį stumiam į viršų, apatinė nugaros dalis gali jaustis. Jau atrodo, negalima tai būti, arba ant alkūnių nusileisti, jei kam sunku, tai kažkabėl galima ant alkūnių, bet vis tiek krūtinė į priekį, viršų galvį į viršų, nesukrentam ant pečių. Įkvepiam, užrečiam kojų pirštus, iškvepiam žemyn, žiūrim viršų. Kvepuojam. Dešinė koja ant žemės, kairė koja. Užsimuojam ir statom tarp delnų. Dubenį žemyn, kulnas dešinys atgal tempiasi, krūtinkaulį į priekį, pasižiūri priešai save, kelias neišlenda už kojos pirštų. Kvepuojam. Įkvepiam. Su iškvėpimu pristatom dešinę koją į priekį, kojos viena šalia kitos, pasilenkiam žemyn tiek, kiek galim, kojos tiesios arba šiek tiek sulenktos, jeigu norisi. Leidžiam kūnui susilenkti. Įkvepiam, su iškvėpimu atsipalaiduojam, rankos kyla iki ausų, su įkvėpimu krūtinę tempiam į priekį, tiesia nugarą, kojos tiesos į viršų, šiek tiek atgal. Ir sugrįžtam į centrą. Vienas. Dar kartą lėtesnis ir įkvepiam. Šiek tiek atgal. Su iškvepimu tiesa nugarą iš klubų. Leidžiame žemyn ir čia pabūna pasilenkusios irgi. Jeigu pasiekėt, galima už čiurnų užsikabinti ir prisitraukti prie kojų. Jeigu nepasiekėt arba nesinori, viskas gerai. Traukiam krūtinę linkelį. Įkvepiam, su iškvėpimu atleidžiam rankas, delnai ant žemės, kairę koją atgal. Kairę koją atgal.
Kairys kulnas atgal tempiasi, dubenį žemyn, krūtinkaulį į priekį, žiūrim priešai save. Galite jūs klubus, dubenį, apatinę nugaros dalį. Kvėpuojam. Aš vasančia vienas. Įkvepiam, vėl ant žemės, dešinę koją atgal, žemyn žiūrim į šuo. Palankstam kelius, atsipalaiduojam. Pastebėkim, gal jau lengviau tas žemyn žiūrinti šuo darosi. Pradžioje būna sunkiau, paskui lengvėja. Gerai, pasistabam, keliam žemės, pėdas ištiesam, nugarą išričiam, leidžiam pilvui nusileidžiam žemyn, krūtinkaulį į priekį. Įkvepiam. Su iškvėpimu lenkiam alkūnes, leidžiam krūtinę tarp delnų ir smakrą ant žemės. Užpakalis lieka viršui. Kvėpuojam. Iškvepiam, su įkvėpimu šliaužiam į kobrą, būdžiam esam. Jeigu įmanoma, įtraukiam sėdmenis. Sėdmenis įtempti. Neturi būti mešlūgi. Įkvepiam, liečiam kojų pirštus, su iškvėpimu žemyn žiūrim. Palankstam kelius, prasitempam. Dešinė koja tvirtai ant žemės, kairę koją užsinuojam, statom tarp delnų. Įtupstas, dubenį žemyn, krūtinį į priekį, žiūriu priešai save, labiau tempiasi dešinys kulnas, o gal ne dešinės kojos pirštai, jau kulnas. Leidžiam dubenį nusileidžiam. Kuo labiau atsipalaiduojam, tuo kūnui lengviau. Įkvepiam, su iškvepiam pristatom dešinę koją priekį, pasilenkiam žemyn tiek, kiek galim. Jeigu pasiekiam čiurnas, galima užsikabinti ir prisitraukti. Kojose įtampa. Jeigu nėra įtampas, vadinasi, gali daugiau. Įkvepiam, su iškvepimu atsipalaiduojam, rankos kyla iki ausų, su įkvepimu tempiam krūtinį į priekį, tiesiam nugarą, į viršų, šiek tiek atgal. Sugrįžtam į stalą. Nu dabar greitesnius kelius, gerai? Kad sušilti iš tikrųjų. Įkvepiam, atgal šiek. Iškvepiam, žemyn. Kairę koją atgal. Įkvepiam. Dešinę koją žemyn žiūrint iš. Pasistebim, kelią ant žemės, pėdas ištiesam krūtinį į priekį, leidžiam žemyn. Su įkvėpimu į koją. Užričiam kojų pirštus, iškvėpimu žemyn žiūrint iš. Kairę koją užsinuojam, statom tarp delnų. Įkvepiam, pasižiūrim priešai save. Pristatom dešinę koją. Pasilenkiam žemyn tiek, kiek galim, jeigu įmanoma, kaktą ant kelių. Atsipalaiduojam. Su įkvėpimu rankos iki ausų. Tiesa nugarą į viršų, šiek tiek atgal. Sugrįžtamas. Dar kartą. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Kairę koją atgal. Įkvepiam. Dešinę koją. Žemyn žiūrint į šuo. Pasistebim kelią ant žemės, pėdas ištiesam krūtinę į priekį, leidžiam į žemyn. Su įkvepimu į kobrą. Užričiam kojų pirštus, žemyn žiūrint į šuo. Kairę koją užsinuojam, statom tarp delnų. Kairę tarp delnų. Įkvepiam, pasižiūrim priešai save, pristatom dešinę. Pasilenkiam tiek, kiek galim, užsikabinam už čiurnų, jeigu reikia pasitraukiam. Ir tada rankos į ausų, su įkvepimu į viršų, šiek tiek atgal. Sugrįžtamas. Nu dar kelis. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Kairę koją atgal. Įkvepiam. Dešinę koją. Iškvepiam. Pasistebim kelią ant žemės. Pėdas ištiesam krūtinį į priekį. Leidžiam žemyn. Su įkvepimu į viršų. Užričiam kojų pirštus, iškvepiam žemyn. Užsinuojam kairę. Statom tarp delnų. Įkvepiam, pasižiūrim į priekį. Pristatom dešinę. Iškvepiam. Pasilenkiam žemyn tiek, kiek galim, kojos tiesios. Iškvepiam, su įkvepimu rankos iki ausų, tiesia nugarą į viršų, šiek tiek atgal.
surištas. Dar kartą. Įkvepiam. Iškvepiam. Kairę koją. Įkvepiam. Dešinę koją. Iškvepiam. Pasistebėm kelią ant žemės, išečiam nugarą, leidžiame žemyn, užpakalis lieka viršui, suįkvėpim į kovą. Užečiam pro pirštus, iškvėpim žemyn, viršų. Užsimuojam kairę, statom tarp delnų, įkvepiam, pristatom dešinę, iškvepiam, pasitempiam link kojų, hasta padasam, atsipalaiduojam, rankos kyla iki ausų, tiesa nugarą į viršų, atgal šiek tiek. Ir sugrįžtamas. Nu, paskutiniai daug. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Kairę koją atgal. Įkvepiam. Seniai jau taip sveikinau, ne? Iškvepiam. Pasistebam kelią ant žemės, pėdas ištiesiam krūtinį į priekį. Leidžiam žemyn. Įkvepiam į kovą. Užriešam koją pirštų žemyn, žiūrint į šuo. Užsimuojam kairę, statom tarp delnų. Įkvepiam. Pristatom dešinį, iškvepiam, pasilenkiam link kojų tiek, kiek galime, įmanoma kaktą ant kelių. Atsikvepiam, rankos iki ausų, kylam į viršų, šiek tiek atgal. Ir sugrįžtam. Paskutinis. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Kairę koją. Įkvepiam. Dešinę koją. Žemyn šuo. Pasistebim kelią ant žemės, pėdas ištiesiam krūtinį į priekį. Leidžiamės į gyvūnį kobrą. Užėčiam koją pirštą žemyn, iš. Užsimuojam kairę, statom tarp delnų. Įkvepiam, pasižiūrim priešais save. Pristatom dešinę, iškvepiam. Pasilenkiam tiek, kiek galim žemyn. Jau visai patogu čia, ne? Suįkvėpim, rankas iki ausų, tiesa nugarą. Į viršų. Šiek tiek. Gerai, sugrįžtam savo. Galim išsikratyti, išsiušunuoja. Šilta? Užkūrėte salės, ne? Gerai. Gerai, tai stovim toliau. Kilimėlė priekyje. Sėsim ant kėdės, dabar tai rankos atgal, užpakalis atgal. Sėdam žemyn ir keliam rankas į viršų, suglaudžiam delnus priešais save. Žiūrim delnus arba priešais save. Kojos tvirtos. Taigi, kur švelniai traukiam, kad nugara neišsivietus, taip švelniai traukiam, nugara tiesiai kiek įmanoma. Įkvepiam, su iškvepimu delnus leidžiam ties krūtinę. Ir dabar kairę alkūnę ant dešinę kelią uždedam. Kairę alkūnę ant dešinę kelią. Nuo kelio stumiamės visų kūnų, stuburo sukinys. Delnai ties krūtinės centru, rankos aktyvios, žiūrim į lubas arba priešais save, taip kaip jums išeina. Įkvepiam. Su iškvepimu dabar kairę ranką leidžiam žemyn, dešinę ranką keliam į viršų. Kvepuojam. Šalnuolis. Įkvepiam. Su iškvepimu leidžiam dešinę ranką žemyn, pasilenkiam žemyn, palankstam pelius, tai pasitempiam. Rankos ant žemės, kairę koją atgal, dešinę koją atgal, žemyn žiūrint į šuo. Palankstam kelius. Pasitempam. Dabar su įkvėpimu keliausim į aukštyn žiūrint į šunį. Tai sudam kuklą į priekį, vyniojamės, pasikabinam ant rankų ir ant kojų. Kūnas tvirtas. Įkvepiam. Su iškvėpimu žemyn žiūrint į šunį. Puikiai. Dabar lenkiam kairę koją, dedam kairį kelią ant žemės, dešinė koja lieka ištiesta atgal ir kairę pėdą taip į kairę pusę pastumėm. Įstrižai šiek tiek koja gaunas. Kairę ranką per centrą, sukamės į dešinę pusę, dešinę ranką į viršų, dešinė pėda pasisuka, statmenai. Pėda tvirtai dešinė ant žemės, statmenai. Stumėmės į viršų. Ant klubo irgi nesukrentam, stumėmės visų kūnų į viršų. Kvepuojam. Čia tokia palengvinta šoninės lentos padėtis. Ruošiamės lentai. Įkvepiam, su iškvepimu leidžiam žemyn dešinę ranką, delnai ant žemės, žemyn žiūrint į šuo. Vėl važiuojame aukštyn žiūrint į šunį.
Kuprą stumiam į priekį, išsirikiuojam, pasikabinam, pasitempiam, pajauskit nugarą ir stuburą. Įkvepiam, su iškvepiam vėl žemyn žvintišku. Dabar dedam dešinį kelį ant žemės, dešinę pėdą į dešinę pusę pasukam, dešinę ranką per centrą, rankos pirštai išskėsti. Sukamės į kairę pusę, kairę ranką į viršų, dubenį stumiam į viršų, tempiame, žiūrim į lubas, kvepuojam, arba į savo rankų pirštus. Tai mes jis kūnė. Įkvepiam, su iškvepimu leidžiam kairę ranką žemyn, būdam ant žemės, vėl keliaujam žemyn, žiūrint į šunį. Dabar, kas norit, galima prieiti prie delnų, kas norit intensyviai bus šuoliukas prie delnų, tai keliai sulenkti šuoliuką, pasirašym, žiūrim į priekį, į tašką tarp delnų ir vopa. Liekam pasilenkusios, gali būti keliai sulenkti, šiek tiek ruošiamės sėdimui ant kėdės, rankos keliauja atgal, užpakalį žemyn, sėdam ant kėdės, rankos virš galvos suglaustos. Uodegikaulį švelniai traukiam, nugara taip neišsirietus, nugara tiesi kiek įmanoma. Įkvepiam, su iškvepimu leidžiam dešinę alkūnę ant kairio kelio, stumiamės nuo kairio kelio, sukamės į kairę pusę ir žiūrim į lubas arba priešai save, taip kaip jums patogiau. Delnai ties krūtinė, rankos stiprios. Įkvepiam, su iškvepimu leidžiam dešinę ranką žemyn, kairę ranką tiesiam į viršų. Įkvepiam, su iškvepimu leidžiam ir kairę ranką žemyn, pasikabinam, kelius pajudinam. Gerai, rankos vėl ant žemės, dabar viena koja atgal, kita koja atgal, žiūrint į šunį. Pasistebėm, dabar lenksim kelius ir krūtinę stumsim ant kelio, o užpakalį į viršų. Man atrodo, šitą asaną vadinasi šuniuko asana. Įstumiam visą svorį ant kojų, pilvą ant kelių, užpakalį į viršų. Atsiveria krūtinę labiau, kvepuojam. Įkvepiam, su iškvepimu keliai ant žemės, keliai ant žemės, pėdas ištiesiam, užpakalis ant kulnų, rankos į priekį, pereinam į kūdikį, asaną pailsim. Kvepuojam. Šilta? Tylu. Taip. Gerai, užkūrėm tas saulės vidinės. Įkvepiam. Iškvepiam. Dabar po truputį kylam. Keliai plačiai, kojų nykščiai lieka suglausti. Ir dabar keliaujam į priekį, kad užpakalis yra, klubai yra vienoje linijoje su keliais. Keliai plačiai kiek įmanoma. Čia būtų tikslas padėti dubenį ant žemės. Taip plačiai išsiskies, kad padėti dubenį ant žemės. Mes dar netenavę, tai nusileidžiam šitoje vietoje ant alkūnių. Galit veidrodį save matyti, maždaug vienoje linijoje klubai su keliais, vienam daugiau išeina, kito mažiau. Pasireguliuot, kvepuot. Čia irgi nugaros neišėčiam, nugarai tiesi kiek įmanoma. Rankos mus tvirtai laiko. Kvepuojam į kirkšnis. Dėmesys kūne. Giliai įkvepiam, iškvepiam, su įkvepimu po truputį kylam, vėl užpakalis keliauja ant kulnų, kelio kilimėlio plotyje ir tas toks išskėstom kojom vaikas bus dabar. Tai leidžiame žemyn, krūtinę ant žemės. Jeigu nepasiekiam krūtinę ant žemės, padėti kaktą ant žemės, tada dedam. Kirkšnyse turi būti ampimas.
Jeigu nėra kirkšnystė tempimo, vadinasi, gali dar plačiau šiek tiek kelius praskiesti. Svarbiau, kad užpakalis labiau ant kulnų būtų, negu kad krūtinė ant žemės. Kvėpuojam į įtampas. Dėmesys kūne. Giliai įkvepiam, iškvepiam, po truputį kylam. Dabar kelius suglausim, pėdas kelius į šalis, kaip kad pėdų vidinė pusė remiasi į grindis. Ir čia pabandysim atsisėsti. Valdovo asana šitą vadinasi. Čia tik maži vaikai sėdi. Bet mums nebūtina taip keliai suglausti, kiek įmanoma. Ne taip lengva, ne? Tai tiek, kiek galima. Galima šitoj vietoj laikytis už rankom, kumščiais, pavyzdžiui, jeigu per sunku yra atsisėsti. Bet nebūtina. Viskas gerai, tiek, kiek kojos nusvyra tiek. Tai tiesiog šiek tiek pasėdėti. Galima pėdas pasimasažuoti, nugarą tiesi, krūtinkaulį į priekį. Kam nereikia laikytis, kam reikia laikytis, tai tiek, kiek gali. Įkvepiam, su iškvepimu išeinam iš asanos, lūja, suglaudžiam į koją, sėdam ant kulnų. Ir dabar jojimas ant kupranugario. Visa nugara su įkvepimu krūtiniai priekį, atveriam rankas, su iškvepimu užsidarom visą. Ir taip judam visų kūnų nuo uodegikaulio iki viršugalvio. Kai atveriam rankas, tai mentis bandom už nugaros suglausti, krūtinė atsiveria, širdies čakrą atveriam. Ir įsivaizduokit, kaip į save pasiimat, ko jums reikia ir uždarom. Paskutinį kartą, tai grįžtam į centrą, galime išsijudinti truputį pečius, nugarą, jeigu atsirado įtampų. Dabar atsisėsim patogiai ant kairio kulno, ant kairės pėdos, kairio kulno, o dešinę koją ištiesim į priekį. Pasižiūrėkite, ar taip išeis. Staisom, krūtinį į priekį. Viršugalvį į viršų, įkvepiam, su iškvepimu lenkiamės į priekį, užsikabinam ten, kur pasiekiam už blauzdos čiurnos arba kojos pirštų ir tempiamės link kojas, tiek, kiek gali. Galit jaust kojos tempimą, jeigu labai neveikia taip kūnas, nesiseka, abi kojos gali būti ištiestos. Kvėpuojam. Įkvepiam, iškvepiam, su įkvepimu krūtinį į priekį, tiesa nugarą atsitiesiam. Dabar šitą dešinę koją sulenkiam ir pabandom užkryžiuoti už kairės, už kelių. Laikomės su kairė ranka, laikomės už dešinę su kairė ranka, laikomės už dešinę kelio, traukiam į save krūtinį į priekį ir pasisukam atgal, pasižiūrim per dešinę petį. Įkvepiam, su iškvepimu lėtai grįžtam į centrą, švinam kojas, sukeičiam kojas, dabar dešinė po užpakaliu, kairė koja tiesim į priekį, staisom patogiai, jeigu nepatogus, skauda, abi kojos tada į priekį ištiestus. Krūtinį į priekį įkvepiam, su iškvepimu lenkiamės pirmyn, pasiekiam, kiek pasiekiam. Pasitempiam, nusileidžiam. Gali skirtis pusės. Viena pusė lengviau, kita sunkiau. Atsiprašau. Ir galite pastebėti, kaip pusės skiriasi. Jeigu kairė, tai lengviau, tai... Tai dešinis pusrutulys tada toks aktyvesnis.
Kairė pusė šiaip moteriška, dešinys pusrutulis ir Jeigu kairė dešiniai pusė. lengviau. Dešiniai lengviau, tai dešinė aktyvi. Dešinė, kairė. Aha, kairė lengviau, tai moteriška pusė tada šitą. Tai reiškia, ne labiau aktyvi? Nu čia, žinok, nežinau, ar labiau aktyvi, tiesiog labiau atpalaiduota. Jo, toj aktyvesnė kaip tik daugiau įtampų paprastai būna. Jo, taip gali būti. Bet gali būti ir atvirkščiai, žinai, čia kiekvienam skirtingai. Įkvepiam, iškvepiam, su įkvepimu tempiam krūtinę lėtai atsitęsiam. Šitą koją irgi sulenkiam ir užkryžiuojam, taip už kelio. Su dešinė ranka dabar traukiam kelią į save, krūtinę į priekį, pasisukam atgal, pasižiūrim pro kairį petį atgal. Įkvepiam, su iškvepimu lėtai grįžtam į centrą, išvyniam kojas, abu kojas ištiesiam į priekį, išsikratom. Gerai, dabar vėl toliau suksimės. Tai dešinę koją sulenkiam, užkryžiuojam už kairės, dešinė pėda tvirtai ant žemės, užsikabinam kairę alkūnę už kelio, dešinę ranką su įkvepimu pakeliam į viršų, pasitempiam į viršų, leidžiam žemyn, dedam už nugaros, prie pat nugaros, per nugaros centrą. Kairės kojos pirštai patempti į viršų. Pasitempiam, įkvepiam, su iškvepimu sukamės atgal, apie dešinį petį pasižiūrim atgal. Ir taip tempiamės iš visų jėgų. Krūtinę į priekį, kelią link krūtinės, petį dešinį sukam atgal ir visą stuburą išsukam. Kvėpuojam. Kvėpuojam pilvu. Pilvo organų masažas dar kartu gaunasi. Įkvepiam, su iškvepimu lėtai grįžtam į centrą. Išvyniojam kojas, išsikratom, jeigu reikia ir rankas galima išsikratyti, jeigu pavargo. Į kitą pusę tą patį darysim. Sėdim tvirtai, užkryžiuojam. Kairę koją, kairė pėda tvirtai ant žemės, dešinę alkūnę užkabinam už kelio, pasitempiam į priekį, į viršų, kairę ranką. Įkvepiam į viršų, su iškvepimu leidžiam už nugaros per nugaros centrą. Pasitempiam, su iškvepimu pasisukam atgal, pasižiūrim atgal per kairį petį. Dešinė pėda patempta, žiūri kojos pirštai į viršų. Kvėpuojam. Kūnas įtampoj. Kvėpuojam pilvu. Įkvepiam, su iškvepimu lėtai grįžtam į centrą, išvyniojam kojas, išsikratom ir lenksimės prie pėdų. Tai su įkvėpimu rankos į viršų, pasitempiam, sukabinam nykščius, su iškvėpimu iš klubų, lenkiame žemyn, užsikabinam kiek pasiekėm. Tada su įkvėpimu pasižiūrim į priekį, pasitempiam dar iš klubų ir su iškvėpimu nusileidžiam tiek, kiek galit ir čia pabūsim šiek tiek. Turi būti įtampa kojose. Kvėpuojam pilvu, pilvo organų masažas. Ir kartu prieš celiulitinis masažas kojom, taip, limfodrenažinis visoks, tiesiog pratempiam kojas. Iš tos įtampos kojas gali pradėti virpėti, tai viskas gerai, įtampa turi būti tokioj geltonai zonai. Žalia dar per lengva, o raudona jau stipriai per intensyvu. Tai tokia geltona, kur netinginiaujam. Ir jeigu jaučiat, kad gali dar milimetrą nusileidžiam jį, tai dar milimetrą nusileidžiam. Tiesiog, kad būnant to įtampai, raumenys po truputį atsileidžia, mato, kad jūs čia nenorit jų nuskriausti, nieko pikto padaryti, jie po truputį atsipalaiduoja, tempiasi ir tada gali ir kūną žemiau nusileisti. Ir dar kiek įmanoma, tempiam krūtinę link kelių. Krūtinę. Kvėpuojam.
Iškvepiam. Su įkvepimu tempiam krūtinį į priekį. Tiesiam nugarą po truputį grįžtam. Jeigu reikia išsijudinam pečius nugarą, tai galima pasukti, ne? Šonus. Rankos už nugaros, rankų pirštai žiūri į priekį. Taip, kad 45 laipsnius maždaug atsiloštum. Su įkvepimu keliam dubenį nuo žemės, tempiamės, galvą atlošiam atgal, jeigu norisi. Galima žiūrėti priešai save. Dubenį į viršų, išvirkščia lenta. Kvėpuojam. Įkvepiam, su iškvepimu leidžiam dubenį žemyn, sukryžiuojam kojas. Gerai, ne? Visai fainai. Gerai, tai rankas už nugaros, sukabinam, nesvarbu, kuri ranka, patempam tiesiog atgal, įkvepiam, atleidžiam rankas ir su iškvepimu lenkiamės pirmyn ir nusileidžiam tiek, kiek galim, rankos atpalaiduotas, jeigu pasiekėt su kakta žemę, tai pasiekėm, bet atpalaiduojam visą nugarą. Pečius, rankas, visą nugarą, atpalaiduojam kojas, klubus. Leidžiam nugarai šiek tiek pailsėti. Tas laikas tai kosmiškai praskrenda tiesiog. Įkvepiam, iškvepiam, su įkvepimu kylam į viršų. Atsisėdam į taukelį. Pritraukiam kūnus tiek, kiek įmanoma, užsikabinam už kojų pirštų ir leidžiam kelią nusvirčiam į nugarą tiesi. Pasižiūrėkit, ar lengviau dabar, negu kad pradžioje per apšilimą darėm. Gal kažkaip kitaip paplasnuot, paskui. Pabandom vėl atverti pėdas, kaip knygą. Pasižiūrim, gal labiau veikia. Nebūtinai, bet gal labiau veikia. Apšilęs kūnas išsijudinęs, tiesiog pasižiūrim, galima pasimasažuoti pėdas. Nugara visada tiesi, pastebėkit save. Gerai. Ir dabar dar pabandysim atsisėsti į rastas, malka šitas vadinasi, taip keistai. Žodžiu, kad vieną koją priešai save lygiagrečiai su klubais. Galima dėti taip, kad su kilimėlio kraštu maždaug būtų lygus, jeigu taip sėdai. Kitą koją, pėdą įstatom į kelio linkį, kita pėda ant kelias virš pėdos, arba ant pėdos, jeigu pasideda. Šitas sudėtingesnis toks yra. Viena koja yra lygiagreti dubeniu, lygiagreti, taip toliau nesukryžiuotom kojom, kai sėdim taip, o šiek tiek į priekį. Šitas sunkesnis, trikampis gaunas, taip. Šitas toks sunkesnis, gali būti, kad yra tai pirmą kartą turbūt tokį dalyką daro, ne? Jo, tai tiek, kiek išeina, tiek, kiek gali. Nugara tiesi, galima taip švelniai į priekį pasvirti, tada lengviau užsėdėti yra. Bet nugara tiesi, krūtinkaulį į priekį stumėm, ne kuprą. Ir galit jaust klubus, kirkšnis, vidinio šlaunų dalis. Šitas pratimas yra pasiruošimas sėdėjimui lotose, tai tiesiog klubus labiau atverinis. O kam dar per lengva arba nori daugiau, tai galima tiesiog su rankų pagalba leistis į priekį, žemyn. Gal net su kakta žemė pasiekti, bet nebūtinai. Ir čia šiek tiek daugiau. Visada krūtinkaulį ten į priekį, žemyn. Įkvepiam. Iškvepiam, su įkvepimu po truputį. Atsitęsiam į bam pasilenkę, ištiesiam kojas priekį, išsigniuojam, išsikratom visas įtampas. Ir į kitą pusę tą patį darysim. Tai kita koja dabar tam pačioj, tai priešai save, lygiagrečiai dubeniui, nesukryžiuotom, kad pritraukto į priešai.
kitą koją statom kelio linkį, pėdą kelio linkyje, kelias virš pėdos. Irgi pasižiūrėkit, gal viena pusė lengviau, kita sunkiau. Jūs jau tai buvote įratę, ne? Šitą pusę, man atrodo, susiviniojus. Bet kaip patogu, labai patogu. Ne? Nu gal, aš kažkaip man atrodo, kad jau taip buvo. Nu pasižiūrėkit, kaip jaučiasi. Tai šiek tiek dešinę tada koją į priekį dar į priekį. Dar, aha. Va, jinai tokia lygia, trikampis toks gaunas. Ir čia tiesi nugara, jeigu galite į priekį, galima paspirti šiek tiek. Lengviau išsėdėti tada kažkaip, bent jau man tai taip labai jaučiasi. Bent šiek tiek į priekį ir toks svorio centras persikelia į kitą vietą. Įkvepiam. Iškvepiam. Kas gali, tai leidžiamės dar žemyn, o kam užtenka ir taip įtampos, tai liekam tam, kur esam. Galima ant alkūnių nusileisti arba iš viską kita žemėse. Tai kaip jums patogiau. Tiesiog kokai jau darosi, ne? Nu, tik tiesiog, kad... Dėmesys kvėpavimui. Su kvėpavimu visas įtampas išlieka. Giliai įkvepiam, iškvepiam, su įkvepiam po truputį atsitęsiam, ištiesiam kojas į priekį, išsikratom. Po truputį ruošiame šavasanai. Tai gulamės ant nugaros, pritraukiam kelius prie krūtinės, uždedam delnus ant kelių ir pasukam keliais ratus, kad apatinę nugaros dalį išmasažuoti. Nugarai šiandien teko veiksmo, nugarai klubam, tai tiesiog išmasažuojam, švelniai, išsukam į vieną, į kitą pusę. Pritraukiam kelius prie krūtinės, susispaudžiam į kamuoliuką, susisukam nosį tarp kelių, pabandom įsprausti. Įkvepiam ir su iškvėpimu išsivyniojam, pereinam į šavasaną, tuoj užklosiu. Kojos plačiau, pėdos nusvyra į šalis, rankos plačiau. Jeigu dar reikės vieną užklostį, sakykit užklostį. Kad nesušalti, tai šiandien trumpesnė truputį šavasana. Tiausias, tai atsipalaiduojam kaip iš karto. Paimam, pūkščią. Atpalaiduojam pilvą. Atpalaiduojam visą krūtinę. Ir leidžiam savo kvėpuoti pilnais plaučiais, pilnu pilvu. Pajauskit, kaip prisipildo kūnas oro. Ir leidžiam kūnui visiškai nurimti. Visiškai atsipalaiduoti. Išsiliet ant kilimėlio. Kilimėlis ir grindys jūs atlaikys.
Paridenam galvą nuo vienos ausies ant kitos, jeigu mes pasiražom ir pasivaržom ant dešinio šono šiek tiek pabudėti. Bus pasiruošus, po truputį grįžtam, sėdam, staisom patogiai. Nesušalat? Tai 3 kartus om sugėdosim. Įsitaisom patogiai, nugara tiesi, rankos į kienų mudrą, nykščiai su smilium suglausti ir rankelį padėti. Jeigu nesinori gėduoti, tiesiog pabūnam šitam garse. Iš pradžių iškvepiam, tada giliai įkvepiam, iškvepiam, pasiruošiam, įkvepiam. Kvėpam savo ritmu, domytės krūtinę. Sutelkiam dėmesį į krūtinės centrą, į širdį. Ir iš širdies padėkojam savo, kad atėjom šiandien. Padėkojam savo kūnui, kad viską darė, viską padarė. Padėkojam šitą erdvę, kad mus priėmė ir kad galėjom transliuoti viską. Ir palinkim savo sveiko, žvalaus laiko, nesvarbu, kiek tas vaikas tęsis. Lėtai sugrįžtam, atsimerkiam, stipriai paknandams, kaip įkaistų. Ir tada per tas vietas, kur šalta, pasišildom truputį, pasimasažuojam. Šiandien baigiam. Namaste, ačiū, kad buvom.